Sveika, Indrė. Šiandien noriu pasikalbėti dar vieną aktualią temą, vėlgi susijusią su darbu, su organizacijos kultūra, ar ne? Ir šiandien mes paliesime temą šventės. Yra nemažai švenčių, tokių kaip Halloweenas, šmėklinės vadinamos, ar ne, užgavėnės galbūt, kur man asmeniškai Halloweenas nėra šventė. Bet kai tu dirbi organizacijoje, ar ne, kur yra daugiau žmonių ir yra tiesiog pakvaišusių dėl puošimo, ar ne, ofiso ir panašiai, kaip turėtų jaustis tas žmogus, kuriam tai nėra šventė, bet jis kaip ir yra įpareigotas dalyvauti tame procese. Puošti biurą, galbūt įsinuomoti kostiumą, apsirengti būtent tai šventį ar ne, tam tikrą aprangą. Kaip turėtų elgtis tas žmogus arba pati organizacija planuodama tokį renginį? Aš sakyčiau, kad pirmiausia, organizacija neturėtų versti visų daryti tokio tipo įsitraukimus, nes vėlgi, kaip labai gerai pasakei, ne visiems tai yra šventė, nes mes turim ne amerikietišką atitikmenį Lietuvoj, kuris turi visiškai kitokią prasme. Ir iš kompanijos pusės tai reikėtų atsižvelgti, kad tai neturėtų būti privaloma. Aišku, dirbant komandai nereikia tikėtis, kad bus atlieptas kiekvieno individualus poreikis visuose klausimuose ir apie viską, kad visi bus išglostyti. Faktas, kad ne, nes dirbant ypatingai didesnėje kompanijoje, aš manau, ir kiekvienas žmogus turėtų tą priimti kaip faktą, kad reikės įsitraukti į tas veiklas, į kurias gal ne visai norisi, bet čia vėlgi yra, kaip praėjusiame epizode šnekėjom apie gimtadienius, tai čia tą patį norėčiau pasakyti, kad aiški komunikacija šitoj vietoj tiek iš tų žmonių, kurie nenori tame dalyvauti, bet tiek ir atsakas iš pačios kompanijos, kad turėtų būti pokalbis, dialogas, kad gerai, aš galiu padėti puošti, bet aš nenoriu pirktis kostiumų ir dalyvauti gal toje šventėje, arba aš gal norėčiau ten pačioj pradžiai pabūti, bet nenorėčiau ten įsitraukti visą kitą, nes tai tiesiog prieštarauja mano įsitikinimą, mano vertybėm ir man tai nėra smagu. Ir čia konfliktas neturėtų kilti, teoriškai. Nes praktikoje būnant balta varna. Bet žmonės kažkaip labai tą baltą varną pastato į tokią poziciją, kad lygtai būti balta varna yra negerai, bet o kas negero, kad atstovi savo poziciją? Jeigu aš tikrai nenoriu daryti, aš galiu kažkiek įsitraukti, tai aš atiduodu savo duoklę, bet ta pati duoklė turėtų būti atidodama ir į kitą pusę, nes balansas turėtų būti ieškomas. Šito klausimo tikrai prisipažinsiu, aš iki mūsų pokalbio, iki mūsų diskusijos, kokius klausimus reikia aptarti, aš net nežinau, kad tai vyksta tokie dalykai, nes man iš kompanijų iki manęs retai, kada ateina būtent tokie klausimai iš etiketo perspektyvos. Ir mane netgi nustebino, kad yra lyg ir prievolė dalyvauti visame tame. Tai norėčiau visus paskatinti, nebijoti būti baltom varnom, nebijoti atstovėti savo pozicijas, bet tą daryti mandagiai. Ir mandagumas jisai atsiranda tik tai kalbant iš tokios geranoriškos pozicijos. Nes, ką aš pati matau praktiko, kad kai žmonėm kas nors nepatinka, jie eina lyg tai kovoti už savo ribas, už savo teisybę. Ir iš karto tai ateina su tokiu nusistatymu, kad man šitas nepatinka, aš taip daryti nenoriu, ir jūs čia darot nesąmonės. Ir toks pastatymas prieš faktą, kad taip, ir aš nenoriu, man nepatinka, aš pykstu ir prieštarauju. Bet iš tiesų, kai ateini iš geranoriškos pozicijos, kad aš tikrai nesmagiai jaučiuosi švęsdama šitą šventę, aš to namuose nedarau, aš su savo draugais, aš artimoje aplinkoje to nedarau, aš miniu kitą datą ir nenoriu įsitraukti į visą šitą žaidimą, bet galiu prisidėti tuo arba tuo ir nenoriu ten įsipaišyti katino ūsų ir sėdėti su ten kiškiausytėm ar vampyro dantim. O tiesiog aš galiu būti, dalyvauti, bet
kad nebūtų verčiama gal tai daryti. Nes aš gal dar irgi pasidalinsiu, kad netgi tarp skyrių būna, jeigu tai yra didesnė organizacija, ar ne, ir vieni skyriai gąsdina kitus skyrius, tarkime, netgi būtent per tas šventes tu ateini į savo virtuvėlę, atsidarai šaldytuvą ir ten tu matai stiklainį su galva. Tai aš noriu pasakyti tikrai, čia galbūt, nenoriu pasakyti, kad būtinai užsienio kapitalo organizacijose arba jaunimo tarpe, bet tikrai tas vyksta. Ir šita diskusija ir kyla iš to, kad tai yra ne visiems primtina šventė ir lyg ir nori būti toje komandoje, nežinai kaip galbūt pasakyti ar ne, ar tau patinka ar nepatinka, kaip į tave reaguos, kaip tave priims ir panašiai, kai netgi tarp skyrių yra kažkokios tai varžytuvės, kas daugiau, kas geriau, kas baisiau. Puiku, o kaip tada, Indre, daryti, jeigu yra įmonės vakarėlis? Imkime tokias šventes kaip Geri metai buvo pelningi organizacijai, turime kalėdinį vakarėlį, ar ne, bet organizacija pati švenčia po darbo valandų. Taip. Ar tas žmogus, aišku, jeigu yra labai didžiulė organizacija, jeigu vieno kito nebus šitame vakarėlė, gal niekas ir nepastebės, tačiau jeigu organizacija yra nedidelė, vidutinio dydžio, ar žmogus privalo eiti ir kartu švęsti, jeigu tai yra nedarbo metu. Prieš tai mes kalbėjome, ar ne, kad tu kaip ir prisidedi vis tiek tavo darbo diena, tu esi savo darbo vietoje. O kaip dėl to, kad tu nenori dalyvauti po darbo valandų? Aš nežinau, kaip yra iš tos teisinės legalios pusės, kiek tai yra privaloma, turbūt faktas, kad neprivaloma po darbo valandų. Bet šitoj vietoj aš vėlgi norėčiau atstovauti abi pusės šiek tiek. Kad tas nenorėjimas dalyvauti įmonės vakarėliuose, jisai kaip ir yra suprantamas, viskas yra gerai po darbo valandų. Bet norint turėti sėkmingą karjerą, sėkmingus santykius su komanda, tą pastangą vis tiek reikės kažkur įdėti. Ir įmonės vakarėliai dažniausiai yra labai gera terpė tą daryti. Ir šioje vietoje galima ieškoti kompromiso, kad gerai, aš dalyvausiu, bet aš dalyvausiu trumpiau. Tarkim, 2-3 valandas, ar ten oficialią dalį, jau neliksiu vėliau. Ir tas prieštaravimas ir sakymas, kad man čia nepriklauso ir aš čia neprivalau eiti, jis irgi yra žinutė, kad aš nenoriu būti dalis viso to. Aš atidirbu ir man neįdomu. Aš ten per pietų su kažkuo pabendrauju, viskas gerai, bet aš papildomo laiko šitiem žmonėm kaip ir nenoriu skirti. Tai, žinai, žmogus intravertas. Aš irgi intravertė. Aš puikiai suprantu, aš retai kada noriu į vakarėlius eiti. Taip. Bet čia gal sau reikėtų atsakyti, kiek aš noriu dėti pastangų būti santykyje su tai žmonėmis, su kuriais kiekvieną dieną dirbu. Čia galima išnaudoti tiesiog savo labui, nes labai dažnai žmonės pamiršta, kad 85% moksliškai atliktas tyrimas ir 85% priklauso ne nuo kompetencijų, o nuo santykių, nuo bendravimų. Tai kodėl neišnaudojus to kiekvienam? Matai, team buildingai irgi yra ta terpė, kur lyg ir tu darai tą susitikimą su ta mintimi, kad susiklijuoti, kad paskui galėtum darbe irgi komunikuoti, kaip buvo smagu ir gera. Bet aš nesu dalyvavus jokiame renginėje, kur būtų 100% kolegų. Vis tiek kažko nebūna. Faktas. Nes kiekvienas turim teisę pasirinkti. Ir aišku, jeigu vakarėliai ypatingai vyksta ten kas 2 mėnesį, tai gal ir tikrai nesinori ten eiti jos visus. Bet jeigu tai yra vienas vakaras per metus, arba, nežinau, 3 vakarai, tai vieną galima nueiti. Atiduoti. Ir kaip sakau, tai yra ir pagarba tiem, kurie organizuoja. Čia kaip ir asmeninės šventės, kur žmonės organizuoja savo gimtadienius, pakviečia ten 2 mėnesius prieš, visi sako, jo, gerai ateisiu, ir po to dieną prieš, tai ne, manęs nebus, nes dažniausiai žmonės tingi. Ai, nenoriu. Ai, va, ta intravertiška pusė laimi ir ai, neisiu. Ir tai yra net iš etiketo teorijos, tai yra nepagarbos parodymas, nes žmonės įdeda daug pastangų, kad kiti turėtų kuo geresnį laiką.
Taip, ir ypač organizacijos, kurios ten planuoja nuo maitinimo visokių veiklų ir sutinku visiškai. Ir dar vienas šiaip dalykas, čia toks gal iš asmeninės perspektyvos, kad kai žmonės labiau gilinasi į tą, kad aš nenoriu, man atrodo, kad jie užsideda savo, tokį niūresnio gyvenimo kažkokį tai apsiaustą. Nes kiekviename renginyje gali įsijausti ir pasimti maksimumą iš to. Gal labai skaniai pavalgyti, gal pasimėgaut kažkokią tai programą. Taip. Ir ką aš pati matau, kad Lietuvos kultūroje mes nesame italai, ar ten kokie, kur moka švęsti. Mes labai santūriai ir mums ten reikia 4 valandų apšilimo, kad pradėtų visi šokti, bendrauti ir jau tokia laisvė atsirastų. Tai aš kaip sakau, vien tas nusiteikimas, kad aš einu į vakarėlį ir aš turėsiu gerą laiką, aš kitus pakalbinsiu, aš šypsosiuos, aš pasimėgausiu įdėtom pastangom, gal patiks, gal nepatiks, bet aš tam atiduosiu savo irgi maksimumą. Ir va šitą dalį, ką aš matau mūsų kultūrai, labai dažnas mėgsta praleisti, kad tiesiog aš nenoriu čia būti, čia viskas yra nesąmonė, man čia nepatinka kaip suorganizuota ir tas viskas, aišku, matosi ant veido ir tai atsiliepia bendrai atmosferai, aplinkai ir netgi tiem santykiam, nes pas mus pats populiariausias turbūt tautos klausimas, ko čia sėdi susiraukę. Taip. Arba net jeigu viskas gerai, kodėl toks piktas. Taip. Irgi būna. Bet turbūt tai irgi yra tokia žinutė, kad greičiausiai paskui pati organizacija to žmogus net nebenori kviesti, ar ne, jo niekada nėra. Ir tai netgi gali būti organizacija iškiltų klausimas, ar tas žmogus apskritai save tapatina su šitą organizaciją. Gal jis tiesiog nenori dirbti, ar ne šito įmonėje. Tai vat ir norėjau sakyti, kad jeigu viskas netinka, į vakarėlius eit nenori, ten gimtadienėse dalyvauti nenori, ten visą laiką tik tai užsidaręs prie savo stalo ir ten savo darbo vietoj dirbi, tai gal tikrai ne tas darbas, gal tikrai ne ta kompanija. Sutinku. Tai Indre, dar tada norėčiau užduoti klausimą apie, vis tiek kalbam apie įmonių vakarėlius. Paprastai jie yra susijęs su kažkokia kavinė ar ne maitinimo įstaiga restoranu, kur mes valgome ir užsisakome alkoholio, ar ne? Tai kalbant apie alkoholį, tai kaip mums tinkamai save reprezentuoti ir nepamiršti, kad mes esam visgi darbo vakarėlyje, o ne draugo gimtadienyje. Tai kalbant iš etiketo perspektyvos apie darbo vakarėlius, tai yra tokios kelios gairės, kurių verta laikytis. Tai pirmiausia, apranga, tai neturi būti taip, kaip į asmeninės šventės einam, vis tiek yra santūriau. Tada galvojimas, kiek suvartojama yra. Ir kalbu ir apie maistą, ir apie alkoholį ypatingai, nes nėra mandagu ir gražu ateiti ir visą vakarą vien tik valgyti arba gerti iki pergalės ir po to kitą dieną nežinoti, kur akių dėti. Tai vis tiek profesinė aplinka lieka profesinė aplinka ir save šiek tiek kontroliuoti verta, nes kad ir kaip gerai kompanija sutarė, tai vis tiek yra darbas. Ir tai gali atsiliepti tolimesniam gyvenimui tai kompanijai. Na ir aišku, ta bendra tokia pagarba, nes mes asmeninėse šventėse esame linkę tikrai atsipalaiduoti, švęsti, bet darbo vakarėliuose tai nereikėtų pamiršti, kur esame. Nereikėtų užsakyti 10 kokteilių, nes įmonė apmoka, nereikėtų užsakyti desertų kelių, ar ne? Ir nes jausti tą saiką. Būna kartais tikrai šitas, kad tai čia įmonė moka, tai dabar viską kiek įmanoma viską susirinksiu, tai ne, aš taip nereikėtų daryti. Dėkui.